Sveiki visi. Šiandien trumpai pakalbėkime vieną temą. Taip, susimastymui. Apie nepastovumą, apie permainas, apie mūsų, kaip mes jį laikome turtą. Na ir kągi aš turiu omenyje. Na, paimkime paprastą pavyzdį. Pavyzdžiui, turite jūs dabar telefoną. Na, manau, visi turite. Na ir jūs esate tikri, jog tai jūsų telefonas. Bet tai tiesiog objektas, kuriuo jūs laikinai naudojatės. Kai aš suvokiu, jog tai objektas, kuris tik laikinai su manimi, pavyzdžiui, jei aš rytoj jį pamesiu, tai tik tai įrodys tą faktą, jog tai tik objektas, kuris laikinai su manim, kuris iš tikrųjų visai man nepriklauso. Aš tik laikinai jį naudoju. Todėl psichologiškai visada turiu būti tam pasiruošęs. Todėl nepamirškime, draugai, jog tokie daiktai tiesiog laikinai su jumis. Ir žmonės gyvena kaip nemirtingi. Kažkodėl jie galvoja, kad jiem kažkas priklauso šioje žemėje. Bet jau ne kartą minėjau, tai fiziškai neįmanoma. Viskas, kas aplinkui, yra laikina. Ir kad ir kiek jūs bandysite apimti, apsiglėbti, tai niekada nepriklausys jum. Todėl verta pagalvoti, ar verta aukoti gyvenimą, kad taip save apkrauti. Taip pat žmonės, kurie aplink jūs, jie visi laikinai su jumis. Kad ir kaip galbūt kažkam šiais žodžiais nuvilsiu, bet tie žmonės, kurie dabar aplink jūs, jie laikinai su jumis. Ir svarbiausia, net jūsų kūnas, visai ne jūsų. Jį tik laikinai naudojate. Ir nesvarbu kokia baigtis. Ten bus sąmonė po mirties, nebus dvasia, siela, nesvarbu. Kūnas galiausiai kas kiek metų pakeičia visas savo ląsteles. Tai, kas buvote prieš keletą metų, iš to netgi nieko nelieka. Kūnas visiškai atsinaujina. Jūs taip pat visiškai pasikeičiate. Na taip, galite išlaikyti savo kažkokias charakterio savybės ir panašiai, bet net ir tai laikina. Ir žmonės nėra pasiruošę šiai tiesai. Žmonės nepasirengia suvokti, kad vaikai laikinai su jais, kūnas laikinai su jais, žmona laikinai su jais, vyras. Todėl turime suvokti, jog visa tai laikina. Ir žmonėm net mintį sunku pakelti šią linkmę, šią temą. Žmonėm net pamastyti apie tai sunku. Tai tarsi tabu. Bet tai, ką tik pasakiau, yra faktas. Tiesiog mes bijome apie tai kalbėti, galvoti. Todėl, kad mes viską stengiamės privatizuoti, pasisavinti. Mano žmona, mano telefonas, mano automobilis. Žmonės tiesiog yra, neturi filosofinės atramos, filosofinio pagrindo. Juos to nemokino. Žmonės gyvena iliuzijoje. Jie bijo pažiūrėti tiesą į akis, kol galiausiai ta tiesa pati ateina pas juos. Todėl jeigu tu žmogau dabar, pavyzdžiui, taupai automobiliui, kaip pavyzdys, tai būk taip pat pasiruošęs, kad jo greitai gali pas tave ir nebelikti, kad ir kiek tu tam skyrei savo laiko. Todėl, kad fiziškai taip gamta sudaryta, toks pasaulis, Dievo sukurtas, ne Dievo, kaip norit, taip galvokit. Ir mums šiame pasaulyje niekas nepriklauso. Štai taip, draugai, tokiam pasaulyje gyvenam. Manau, daugelis pagalvosite, jog tai neteisinga, na ir iš dalies jūs būsite teisūs. Ir šioje vietoje, manau, skaudžiausia, jog mūsų gyvenimai tokie trumpi, vos, kaip aš sakau, keliasdešimt vasarų. Geriausiu atveju, čia kam pasiseka dar, nes mes visgi dar gyvenam teritorijose, kur gana gyventi komfortiška. Didžiulė žmonių dalis pasaulyje tokio komforto neturi. Ir žinoma gaila, kad kažkas taip sukodavo mūsų DNR, kad mes tokie ligoti ir trumpai gyvenantys. Ir gaila, kad būtent tokia sistema mums buvo įkišta, kurią beje savo rankomis mes ir kūrėme. Ir kad turime taip gyventi, kad turto kaupimas yra pirmoje vietoje, nors tai visiškai beprasmiška. Deja, mumise dominuoja gyvulio genas, todėl ir pasaulis tai atspindi. Šita, nepabijosiu to žodžio, satanistinė sistema. Kaip jau minėjau ne kartą, technologijas turim, kurios galėtų pakeisti darbo jėgą, žmonių darbo jėgą, o mes galėtume ieškoti, nes mes tikrai dar labai daug nežinom. Na, tiesiog turėtume daryti visai kitus dalykus, nei darom dabar, šioje vergovinėje sistemoje.
Tai štai, draugai, šiandien toks trumpas filosofinis pamastymų įrašas. Pagalvokit apie tai, ką pasakiau. Nes kita diena gali ir neišaušti. Taip jau yra. Norėčiau, kad būtų kitaip, bet taip yra. Dėkui, kad klausėte ir iki greito.